Metus laiko kuriu YouTube video. 474 sekėjai ir 0 pajamų. Bet jeigu rytoj pradėčiau kurti YouTube kanalą nuo nulio, 5 dalykus daryčiau visiškai kitaip. Ir pirmas iš jų prasideda dar prieš paspaudžiant mygtuką record. Pirmus 6 mėnesius aš kūriau YouTube video visiems. Bet kai kuri video visiems žmonėms, realiai kuri niekam. Tai jeigu pradėčiau iš naujo dar prieš pradedant filmuoti patį pirmą video, aš pasimčiau popieriaus lapą ir aiškiai užsirašyčiau vieną sakinį, kam aš kuriu. Vienam konkrečiam žmogui, vienai merginai. Kokios yra jos baimės, ko ji nori, apie ką svajoja gyvenime. Tai buvo klaida numeris 1. Antra klaida kainavo man dar daugiau laiko. Ir ją pradėjau pastebėti beveik kiekviename mažame YouTube kanale. Klaida numeris 2. Video pavadinimą ir thumbnail, lietuviškai man atrodo vadinasi miniatiūra, kurdavau paskutinę minutę. Tai yra nufilmuoju video, viską sumontuoju ir tada aš tokia būdavau užsivedus ir norėdavau kuo greičiau pasidalinti video. Tai greitai nueidavau į Canva, bet ką ten sumesdavau, screenshotą pasidarydavau, užrašydavau tekstą ir galvodavau, kokį čia pavadinimą pritraukus prie mano temos ir papaustindavau. Ir realiai parodysiu, kodėl yra labai svarbu susikurti pavadinimą ir miniatiūrą dar prieš filmuojant video. Tai štai puikus pavyzdys yra vienas video, kurį aš buvau papaustinus, kai miniatiūrą darydavau viso kūrybinio proceso gale, tai buvo apie 2 procentus. Ir dabar matote kitą pavyzdį, kuriam aš sąmoningai rašiausi, tai yra pradžiai pasirašiau pavadinimą, miniatiūrą ir realiai viskas tas pats kambarys, ta pati apranga, ta pati šukuosena, tiesiog aš sąmoningai buvau tam pasiruošusi ir susiplanavus vietoj to, kad daryčiau viską padrikai paskutinę minutę. Ir matot, kad paspaudimo rodiklis, CTR vadinamas, buvo beveik 5,5 procento, kas yra beveik 3 kartus daugiau. Tai realiai aš įdėjau lygiai tiek pat darbo filmuojant, montuojant, bet 3 daugiau žmonių pamatė mano video. Tai jeigu tu pradedi kurti YouTube kanalą, labai rekomenduoju prieš pradedant net filmuoti video, pasirašyk aišku pavadinimą ir pasiruoš miniatiūrą. Trečia klaida. Aš laukdavau įkvėpimo. Būdavo, ateina laikas filmuoti, pasidedu kamerą, nes, kaip jau žinau, turiu mažą sūnelį namie, tai yra labai sudėtinga man rasti laisvą minutę. Ir atrodo, atsisėdu ir ką filmuoti pasimetu ir žinau, kad neturiu daug laiko. Tai kuriant YouTube kanalą, planavimas yra viskas. Mano rekomendacija susikurti vadinamą idėjų banką, tai aš visada naudoju savo telefoną, Notes programėlę, kur kas man tik ateina į galvą, aš viską susirašau. Kvėpimas gali aplankyti bet kuriuo paros metu, tai ryte, vakare, tai aš tiesiog viską ten sumetu ir po to įsigryninu, apie ką noriu kalbėti. Prie tos pačios mano klaidos yra planuotis į priekį, nesiplanuoti vieną video, bet kelis vienu metu, nes tokiu būdu, jeigu tu turi labai mažai laiko, bet vis tiek nori kurti YouTube kanalą, tu gali nufilmuoti kelis video vienu metu. Kai tu esi susiplanavus, tu jau žinosi, apie ką tu kalbi ir nesimėtysi kairę į dešinę, tai tiesiog realiai tu turi savo pasirašius punktus, scenarijus, tai jeigu nori, gali šiek tiek pakeisti aplinką, savo drabužius, šukuoseną ir tokiu būdu atrodys, kad tu turi 2 atskirus video, nors realiai tu viską nufilmavai tą pačią dieną. Ir būtent tai yra auksinis patarimas mamoms, nes mes puikiai žinom, kad susiruošti, susišukuoti, šiek tiek pasidažyti mums užima laiko, kurio mes tikrai daug neturim. Ir prieš tai man atrodydavo sistema ir kūryba nesuderinami dalykai, bet dabar per metus laiko supratau, kad tik sistemos pagalba, planuojant, tu gali pasiekti kažkokių rezultatų. Gerai, 4 klaida. Apie ją nelabai kas skamba, nes gal šiek tiek gėda ir šiaip nepatogu apie tai kalbėti, aš ją padariau. Ne tai, kad pasigalėjau, bet išmokau labai didelę pamoką ir noriu būtent pasidalinti ją su tavimi. Prieš kokius 7 mėnesius pamačiau vieną video, kuriame amerikietis gyvenantis Lietuvoje dalinosi, kokie dalykai sukėlė jam kultūrinį šoką. Ir tas video turėjo 1000 peržiūrų ir pagalvojau, kokia gera idėja, aš galiu sukurti tokį patį video, kuriame pasakosiu, kokį kultūrinį šoką aš patyriau gyvenant Portugalijoje kaip lietuvė. Padariau tokį video ir jisai surinko daugiau negu 12 000 peržiūrų, kas po šiai dienai yra mano rekordas. Skamba kaip sėkmės istorija, tiesa. Problema tame, kai tu nukopijuoji kažkieno idėją ir jinai surenka daug peržiūrų, tie žmonės ateina realiai dėl idėjos, o ne dėl tavęs. Tai atsirado problema tame, kad tie visi nauji sekėjai ir žiūrovai tikėjosi panašaus tipo turinio, kur aš realiai niekad neplanavau kalbėti tiek daug apie gyvenimą Portugalijoje, noriu kalbėti apie kitus dalykus. Tai realiai po to video buvo labai sunku vėl sugrįžti į savo vėžes, vadinkime, apie tai, ką aš iš tikrųjų noriu kalbėti. Tai todėl noriu pabrėžti, jeigu tu sugalvojai kažkokią idėją kopijuoti, būtinai užtikrink, kad tu
viską darai iš savo prizmės ir atsakyk savo į klausimą, jeigu tas video, kurią tu idėją skolinaisi, surinks daug peržiūrų, ar tu esi pasiruošusi toliau kurti tokio tipo turinį. Ir yra keli tipai kūrėjų, kurie pastoviai seka tendenciją, žiūri, kas performina, trendina ir bando perkurti tokį turinį. Ir taip, tas turinys gali performinti labai gerai, bet problema tame vėlgi. Tas naujas žiūrovas ateina dėl idėjos, ne dėl tavęs. Tai mano pasirinkimas šiai dienai yra grinai įsigryninti savo idėjas, kūrybinės ir surasti, pasiekti tą auditoriją, kuriai patiks mano idėjos ir pradės mane sekti ir palikti komentarus po mano video, tai realiai aš žinosiu, kad tas žmogus yra tikrai skirtas man ir jisai pasiliks ilgalaikėje perspektyvoje. Ir 5. klaida pati didžiausia, tai kad aš metus laiko bandžiau matuoti sėkmę kažkaip skaičiais ir tikrai buvo tokių akimirkų, kad galvoju, kam aš čia iš viską darau, nesurenku peržiūrų, nesulaukiu naujų sekėjų, kur atrodo viskas sustoja ir niekas nejuda į priekį. Buvo tikrai akimirkų, kai norėjau nebekurti daugiau, bet supratau, kad ne viskas gyvenime yra matuojama skaičiais. Tai pagal mano skaičius, tai nedaug sekėjų, nedaug peržiūrų, 0 pajamų, skamba kaip tam tikra prasme nesėkmė, bet aš supratau, kad realiai aš labai pasikeičiau pati kaip žmogus kuriančios video. Tai realiai išmokau aiškiau dėlioti mintis, visai kitaip pradedu filtruoti savo kūrybinės idėjas, geriau montuoti video pradėjau, svarbiausia, nustojau bijoti, ką pasakys kiti žmonės apie mane. Pats svarbiausias dalykas, kad tapau ta mergina, ta moterimi, kuri pabaigė tai, ką pradėjo. Tai visas šitas procesas mane išmokė būti be galo disciplinuota, susikurti struktūrą ir postinti video net jeigu nesulaukiu jokių peržiūrų. Tai viską apibendrinant 5 klaidas. Pirma klaida - kurti visiems ir neįsigryninti savo auditorijos, to vieno žmogaus. Tai neturi būti 5 ar 10, tiesiog vieno žmogaus, kam tu kuri. Antras - pavadinimas ir miniatiūra pradžiai ir po to vyksta visas filmavimas. Trečia klaida - nelaukti kvėpimo, o tiesiog kasdieną dirbti paraleliai savo gyvenimą, kaupti idėjas ir po to jas išsigryninti į video. 4 klaida - kopijuoti kitų idėjų. Ir 5 - nematuoti visko skaičiais, nes ne viskas gyvenime remiasi į skaičius, į kažkokį performansą. Ir svarbiausia yra mėgautis procesu, nes jeigu tu nesimėgaus ir tu darysi viską tik dėl skaičių, tai tikrai, atvirai pasakius, nemanau, užtemsiu daug laiko YouTube kanale, nes vėlgi tai atima tikrai nemažai laiko, ypač redagavimas video, nes dažniausiai jį redaguoji kompiuteryje, tai nėra, kad tu greit sumontuoji kokį reelsą, ten 20 sekundžių ir 15 užmeti dainą ir tiek, tai tikrai tam reikia kantrybės. Bet žinai, kas įdomiausia, jeigu aš nebūčiau perėjus šito kelio, tai šiandien šis video neegzistuotų ir negalėčiau pasidalinti savo klaidomis, kur būčiau tikrai norėjus, kad kažkas man būtų papasakojęs daug anksčiau. Ir jeigu dabar tu sėdi ir galvoji, norėčiau ir aš pradėti kurti, bet laukiu to kažkokio tobulo momento, kada galėsi pradėti kurti savo kanalą, tai labai norėčiau išgirsti, kas tave būtent stabdo nuo to. Tai jeigu gali pasidalinti komentaruose, aš tikrai atrašysiu, patarsiu, kiek galėsiu ir tikiuosi galėsi prisijungti prie šitos gražios mažų kūrėjos bendruomenės. Tai jeigu nori, kad tavo pradžia būtų daug lengvesnė negu mano, tai labai kviečiu paspausti mygtuką prenumeruoti, nes toliau dalinsiuosi apie savo gyvenimą, motinystę, gyvenimą Portugalijoje, saviugdą, bet kartu, kas kažkiek laiko vis peržvelgsiu savo analitiką ir toliau dalinsiuos, kokias pamokas išmoksiu per visą šią kelionę. Iki!